Prašom, ponai, vidų netrukus pradėsime. Prašom. Gal turit kokios medžiagos spaudai? Taip, žinoma, gausite išeidami. O taip pat bus rėmėjų dovanėlės. Prašau. Ačiū. Labas vakaras. Labas vakaras. Labas vakaras, ponios ir ponai. Labai malonu matyti jūs šį vakarą taip gausiai susirinkusius. Esu Paulius Mazgaitis. Atstovauju firmai George Bino. Šis vakaras ypatingas ir to jau paaiškinsiu kodėl. Mūsų firma aukcione pristato išskirtinį vienetinį vėrinį. Kviečiu arčiau prieiti fondo Padėkime jiems direktorę, ponę Gražiną Rolickienę. Labas vakaras. Ačiū labai. Ačiū. Jeigu kas nors mus seks, šitos dvi moterys mirs. Du lavonai įkaitas, matyt, profai. Nusišyk profai, ne profai. Reikia uždaryti visą miestą ir juos surasti. Tai dirbiniai turbūt verti milijoną. Reikia žmonių oro uoste, matyt, veš į užsienį. Reikia vyrai veikti kuo greičiau, kitaip žiniasklaida mus suės. Ką girdi? Nedaug kol kas. Nenoriu girdėti tokio pasiaiškinimo. Čia kol kas nedaug. Vienas iš jų turi būti sužeistas. Reikia patikrinti ligoninės ir visas privačias klinikas užsimto. Beje, įkaitė yra profesoriaus Valavičiaus žmona. Čia gal to garsaus kardiochirurgo? Ta paties. Gerai, žinai, ką daryti. Birgita čia? Jo. Tegu tau padeda. Prašau, panelė. Ką apie juos gali papasakoti? Pareigūnė, viskas įvyko taip staiga, nespėjau nei vienos nuotraukos padaryti. Atėjo renginio vidury ir buvo su kaukėm. Gal pastebėjai, ką nors ypatingo? Fotografai tai jie tikrai nebuvo. Kodėl tai manai? Visų pirma, tai
Visus gerai iš matymo pažįstu, dažnai renginiuose matomės įvairiose. O visų antra, tai aparatai. Ką aparatai? Paprasti juostiniai pas jos buvo. Mes šiuo metu dirbame su skaitmeniniam kamerom, padarom apie 1000 kadrų per vieną renginį. Gerai, turim jūsų aparato kortelę paimti, kad galėtume peržiūrėti nuotraukos, kurias spėjot padaryti. Brigita, užsimk. Bet man reiks jos. Taip, žinom, rytoj mes jums gražinsim. Ačiū. Seniai, pakentėk. Daktaro šiandien nebus. Pilnas miestas metų. Negalim rizikuoti. Nori šnapsą? Zėriui, pilk senių 100 gramų. Truputį nuskausmas. Ką čia pradėruoti? Ašgi sakiau, tyliai ramiai, kad viskas būtų. Jeigu ką, traukitės, ką jūs debilai? Kitaip nebuvo įmanoma! Bet to, iš kur aš galėjau žinot, kad apsaugoji tokie drąsūs berniukai. Tai reikėjo žmonės žudyti. Ko šitas kraujuoja kaip kiaulė? Padarykit, ką nors. Gavo kulką pilvas, bet po truputį tvarkosi. Tuoj praeis, nematai? Buvo atsidėmpėt. Kraustukas nuvažiavo visai. Reikėjo įkaito mentai mus būtų supakavę. O su tokia gražuolė visada jautiesi saugiau. Per daug matė, pažalinkit. Dėl to tik nesijaudink. Kur buvo pažalai? Blizgučius atgausi, kai atsiskaitysi. O kadangi iškilo šiokių tokių sunkumų, tai prie tos sumos, kurią sutarėm, turėsi dar šiek tiek primest. Rytoj ryte atsiskaitysi. O už sunkumus aš tu dar atkirpsiu. Atkirpsi. Gaidys. Ką turi? Į vidų jie suleido administratorę. Sakė, kad vėlavo kelias minutės, o daugiau nieko ypatingo. Ai, kad trūkė vienas, sakė. Kur jį dabar? Guli privaryta ten, raminamųjų, blogai jaučiasi, sakė ten. Ką tu čia man mali? Turim 2 lavonus ir įkaitį, o tu man šneki, kad blogai jaučiasi kažkokia tai mergaitė. Tempk ją čia greitai. Ji gal vienintelė liudininkė, kuri matė jos be kaukių. Palauk, sakai, rūkė? Jo. Visas nuorūkos iki vienos surinkti aplinkui. Tempk greitai. 2 žmonės žuvo, 1 paimtas įkaitu. Tai baigėsi firmos George Bina organizuotas aukcionas. Šį vakarą 3 kokieti nusikaltėliai įsiveržė į restoraną, kuriame vyko renginys. Ir pagrobė visas brangenybės, už kurias gauti pinigai turėjo būti skirti labdarai. Nusikaltėliai paspruko. Policija nieko nekomentuoja. Bylą tyrė generalinė prokuratūra. Pasak vieno iš prokurorų, tyrimas pradėtas prieš 2 metus. Jie padedant Aro pareigūnams sulaikyti Vilniuje ir Kaune. Sužaloti jaunuolis ir mergina. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje gydomas 20-metis jaunuolis ir 20-metis mergina. Jaunuolis sužaloti mergina traumuota koja. Pareigūnė, ką galite pasakyti apie įvykį? Vyksta tyrimas, komentarų nebus, viso gero. Vėl šitas šūdžius. Mielai jį nukepčiau. Bet jam tai būtų per gerai. Kad tu širsti paprastas mentas. Paprastas mentas. Per jį praradau 5 gyvenimo metus. Brangius gyvenimo metus. Ką su seniu darom? Kaip ką, užkasim. Imk. Slyvas saldžios. Prašau. Ačiū. Galvoju, kas čia galėtų būti. Nežinau, bet kad jie buvo žiaurūs, tai tikrai. Taigi jie prieš pat apie plėšimą jau žinojo, kas bus papuošalų pirkėjas, o gal net ir pirkėjai. Brigita, reikia, kad padirbėtum su kompu, reikia padaryti sąrašą visų, kas ten galėjo būti. Ten turi būti ne tie, kurie šiuo metu sėdi. O užsienį irgi ieškoti? Taip. Bet pirmiausia, patikrink visus, kurie buvo kviesti į tą renginį. Čia sąrašas svečių. Atrodo, kažką turim. Ką? Mūsiškiai apklausė porelę, kuri vaikštinėjo parke. Jie sakė, kad matė įtartiną
Mercedesas sunkvežimį. O kas čia bendro? O tas, kad tas sunkvežimis stovėjo vos kelios gatvelės nuo restorano. Nu ir ką, tik jie pasprūko tai Opeliu. Palauk, tu nori pasakyti, kad jie su Opeliu važiavo į sunkvežimį ir tai pabėgo? O tai kaip tu paaiškinsi, kad niekas nematė jokio Opelio? Mūsiškiai atvažiavo vos kelios minutės po nusikaltimo. Aš pažiūrėjau iš matavimų, žinokit, laisvai telpa. Gali ir taip būti. O tai ką? Dingo, išgaravo, kaip į vandenį. Gerai, imk iš šitos versijos, patikrink visus baltus sunkvežimius Mercedesus. Gerai dirbam, laukia ilganaktis. Nu gal užteks jau, ką? Pakas dar. Gerai, gana, užteks, ateik padėsi. Kas su to boba darom? Kask. Šitas tiktų, bet sėdi. Prieš 4 ar 5 metus parašau jį už juvelyro apiplėšimą. Gudrus banditėlis, bet paslydo. Jau pradėjot? Taip, senio gali pasimti. Jam nebereikės. Palauk. A kur moteris uždegė? Nesijaudink dėl jos jau nėra, ane? Nu. Papuošalai kur? Na va. Išskrendu Barceloną, vėlai išnuomota savaitei. Jūs manęs nematėte, atsiųsiu. Ko tu vėps? Dabar visą tai mūsų ir pinigai, ir blizgučiai. Nupirkai bilietus į Varšuvą? Jo. Daug čia. Eik, tos bobos, neturim laiko. Už praradimus. Koją surišk. Taip ją čia ir paliksim. Vis tiek niekas jo šiandien neras. O šiandien vakare jau būsim Varšuvoje, ėjom kartu išgerti. Neatsiriš? Neturėtų. Neatsiriši. Gerai, dingstam. Dar reikia į stotį nuvažiuoti. Iki. Tai kuri nosis panašesnė? Šita ar prieš tai? Aš dabar net nežinau. Šita. Kas čia vyksta? Kodėl taip ilgai užtrukot? Tai jau 2 turim, dabar 3 dirbam. Gerai pagalvokit, mums tai labai svarbu. Skambinau į rasų kalėjimą, tai pasirodo tas tipas prieš mėnesį paleistas lygtinai.
Kas, Pauliukas? O, velnių jį paleidžia prieš mėnesį, aš tik dabar apie tai sužinau. Pauliukas, suras greit. Šitas. Taip. Varyk. Gerai, atsiūs man nuotrauką, aš išplatinsiu. Ir turiu dar kai ką. Nuo ryto tyrimų skyrius patikrino fotoprekių parduotuvės ir ten dar kažką rado. Atrodo, prasideda. Labadiena. Vyresnysis inspektorius Rakšius. Norėtume su jumis pasikalbėti. Tai kad jūsiškiai vakar buvo, aš viską papasakau. Taip, bet mes norėtume dar kai ką sužinoti. Ar šitas žmogus lankėsi jūsų parduotuvėje? Ne, nemačiau. Kuris nors iš šitų dar matytas buvo? Ne, šitas. Šitas? Tikrai? Taip. Gal sąskaitą ėmė? Ne, tik tai čekį. Ko mokėjo? Grynais. Na, nieko nekalbėjo. Kas nors dar? Supakavau jam aparatą ir išėjo. Gal atsimenat, kokį automobiliu atvažiavo? Kad jis be automobilio. Sėdo į taksi pas Henriką ir išvyko. O Henrikas tai... Kas čia toks? Nu, Henrikas, va čia, tas Bordo taksi. Atsimenat šitą žmogų? O, vežiau į Pavilnio gatvę. Taip. Koks numeris? Na, ten vieniša vila. Bet jau kelias, vyručiai, baisus. Vežiau. Taip, jie ten slepiasi. Perduok karui, kad jau važiuojam, tai būsim. Baig žaist, gerai? Kas norėčiau, gal sustojam kur? Pakentėsim. Kai jo susemsim, statau vakarinę. Sveiki, gerai. Kaip jūs jaučiatės? Pagaukite juos. Maldauju, pagaukite juos. Pagausim, ponia, būtinai pagausim. Tikrai pagausim. Jie jau išvažiavo. Ponia, jūs nusiraminkit ir papasakokit viską, ką žinot, gerai? Jie sakė, kad važiuos į Varšuvą. Taip. Jie turėjo traukinio bilietus į... Taip, ponia, nusiraminkit. Gal jūs prisimenat, kada jie žadėjo išvažiuoti? Šiandien jie jau tikrai užsienyje. Atsiprašau, Adon. Atsiprašau. Čia Romas Karteckas, jisai buvo to renginio svečių sąraše, žiūrėk. Kišenį pasiradom. Šiandienos bilietas į Varšuvą, 11 val. 15 minučių. Manai, čia sutapimas? Tie du jį nužudė, jie irgi turėjo išvažiuoti šito traukiniu. Gaudykit juos. Būtinai pagausim. Klausau? Brigita, staigiai pažiūrėk. Traukinys Vilnius Varšuva. 11:15. Kada atvyksta į Varšuvą? Į Varšuvą. Tuoj pažiūrėsiu.
Tai kad jis jau atvyko į Varšuvą 20:15 minučių. Velnės. Jau Varšuvai. Kas yra? Nieko. Pone, nusiraminkit, gal dar ką prisimenu. Deja, atrodo, pasitvirtina mūsų informacija, kad nusikaltėliai jau užsienyje. Policija dėl to vėl skėsčia rankomis. Joris Makauskas specialiai žinioms. Nu ką, sakiau, kad užkėps. Tik nesusigaudyti. Eik. Dabar jie ten bandys tarti su Lenkų mentais dėl bendradarbiavimo, o mes ramiai per Rygą lėktuviuku į Olandiją. O ten jau žinau, kaip prakišti prekes. Tai gal ir dabar važiuojam? Ne, reikia palaukti, kol viskas kiek nurims. Turiu toj laiką ir nupirkdu bilietus į Rygą, okei? O aš dar noriu pamatyti, kaip pribaigs tą inspektorių Rakšį, kuris mane data parišo. Suvalgysi žurnaliukas. Oi, suvalgys, pamatysi. Pasižiūrėkit, tos du vyrus, jie turėjo važiuoti šito traukiniu. Suprantat, traukinys pilnas žmonių. Jūs supraskite, aš neprisimenu. Aš jau suprantu, bet jūs mane irgi supraskite, tai labai svarbu. Aš bijau sumeluoti, nes tikrai aš nesu tikras. Jūs nebijokit, jūs mums tik tai padėsit, jeigu ko nors pasakysit. Aš jau nemačiau, todėl tikriausiai neprisimenu. Bilietą parodyk. Va, pažiūrėkit, 3 vagonas, 13 vieta, jie turėjo važiuoti ten. 13 vieta yra prie lango. O prie lango visada pilna žmonių, jie yra visi nusisukę. Supraskit, žmonės ateina, išeina, persėda, vieni ateina, kiti išlipa. Suprantam, na kągi. Dėkui. Nesupykit. Keliaujam. Matyt, Pauliukas turėjo padirbtus dokumentus, nes pats tai paleistas lygtinai. Aš tai žinokit, manau, kad varysiu jau namo. Futbolą pažiūrėsiu, va dar antras kėlinys. O aš einu truputėlį išgersiu. O aš tai numiegot. Viena? Labas rytas. Labas rytas. Kaip miegojau? Kaip? Puikiai. O tu kaip? Aš ko puikiausiai ramiai išsimiegojau namuose, žinodama, kad mano kavinę saugo geriausias Vilniaus faras. Ką norėsi pusryčių? Daug vandens. O dar? Nesvarbu. Nors nusiprausiu. Policija jau ne kartą sėkmingai dirba su Lenkų kolegomis. Todėl aš jūs užtikrinu,
kad nusikaltėliai greitų laikų bus suimti. Lenkų kolegos padarys viską. Mes iš savo pusės taip pat dirbame. Klausyk, išjung šitą, ką? Žinai ką, Domai, neimk tu visko taip giliai į širdį. Viską, ką galėjai, tu padarėjai. O ko negalėjai? Negalėjai. Aš mielai, tu labai gera. Labas rytas, kolega. Atrodai, va. Labas rytas. Liucija, kaip verslas? Puikiai nesiskundžiu. Kur tu dingęs? Aš pas tave buvau. Telefonas išjungtas. Buvau išsikroviau. Tu pats išsikrovęs. Klausyk, nenoriu tavęs liūdint, bet man atrodo, aš radau šitą sunkvežimį. Reikėtų varyti. Eik, turim tai? Jo, varom. Papasakosiu viską mašinai. Čia vitaminų. Šiek tiek. Ačiū, kas čia yra? Gerk, padės. Dėkui. Važiuojam. Važiuojam. Palaukit, o pusryčiai? Pakeliui, ką nors suvalgysiu. Nėra kada, žinau. Gerai, iki. Ačiū, tam milau iš viską. Iki laimingai. Mario, kur mano paltas? Iš kur man žinok? Mūsiškiai tos vilos garaže rado švitrinį popierių su žalių dažų likučiais. Ir beje, tam pačiam garaže buvo kažkas dažyta baltais automobiliniais dažais. Toliau? Kas toliau? Tai čia kaip ir viskas aišku. Tai reiškia, kad... Sunkvežimis buvo žalės, jį perdažė baltai. Bravo. Šiaip tai greičiausiai taip ir buvo. Ai, ir beje, mūsiškiai patikrino miesto kameras aplink įvykio vietą, tai rado vieną tinkantį mums sunkvežimį. Žinom, kad savininkas kur gyvena? Kazimieras Valiukas, 53 metų. Gal dar ne viskas prarasta? Panašu, kad tau jau prarasta. Gal dar mineralinė? Sustojam. Užteksiu. Kur jis dabar? Aš nežinau, kas jisai. Paklausyk. Nuo ilgų metų kalėjime tave gali išgelbėti tik bendradarbiavimas. Plėšimas, plius 4 lavonai, plius žmogaus pagrobimas. Teismas tikrai nepasigailės. Aš nieko nežinau. Nesuprantu, aš nieko nepadariau. Kas tave nusamdė šitam darbui? Niekas manęs nenusamdė. Aš nesuprantu, apie ką jūs kalbat. Tai Zebis. Euzebijus Baranauskas. Kada jį paskutinį kartą matei? Prieš porą dienų jis prašė, kad paskolinčiau jam sunkvežimiuką. Sako, nori draugo perkraustyti ar kažką, nežinau. Po to jis man paskambino apie 11 valandą ir pasakė, kad mašiną paliko stovėjimo aikštelėje prie Audėjų. Viskas. Adresas ir telefonas. Gyvena jis šalia manęs, kitoj laiptiniai. Butas atrodo 22. O telefoną nežinau. Bet esu įsivedęs savo telefoną. Jūs jį paėmėt. Tai yra išankstinė apmokėjimo kortelė. Jie visada naudoja tokius telefonus. Įmanoma jį surasti? Mes ne, bet mobilaus ryšio operatorius, kuriam priklauso ši kortelė, gali. Galim iš jų gauti informaciją, kada ir kur numeris jungiasi prie tinklo. O taip galima sužinoti, kurioje vietoje daugiausiai būna įtariamasis.
Gerai, patikrink visus numerius jo mobilką ir sulygink su aukciono kvestinių svečių telefonais, gal ką rasim. Ačiū, iki. Ir kaip? Bando dar kažką iš jo išspausti. Tai gerai, tegul spaudžia, mes važiuojam pas mobilaus tinklo operatorių. Turim numerį, gal ką rasim. O kaip Zebio butas, nedarysim kratos? Jau nusinčiau vyrukus, važiuojam. Zebio čia nėra. Jo motina sako, kad paskutinį kartą jį matė prieš savaitę. Taip. Pasakė jai, kad išvyksta keliom savaitėms. Gerai. Kai tik ką nors turėsime, paskambinsiu. Gerai, ačiū. O Zebio nieko nerado, jis visą savaitę nebuvo namuose. Vačiuva, prašom, pradėti. Sveiki. Sveiki, ką nors naujo turit? Telefonas su išankstinio mokėjimo kortele, taigi jokių asmeninių duomenų neturime, bet galim sužinoti, kur paskutinį kartą jungtasi su tinklu. Mane ypač domina kelios paskutinės dienos. Mes manom, kad telefono savininkas dabar yra užsienį. Aš manau, kad jis Vilniuje. Pažiūrėkite. Paskutinį kartą su tinklu jungtasi prieš pusvalandį. Signalas gautas iš miesto centro. Galima sužinoti, kur skambina? Tuoj. Numeris 8691 421 24. Čia Ekspres picos numeris. Ačiū, na ką, žinom, kur jų Varšuva, ar ne? Visiška tufta. Sakyka? Sakau, visiška tufta, alus baigėsi. Tufta. Ar rūky dar niekas mums? Nežinau, pažiūrėjau. Pasikvarau šį načnyką, nupirksiu cigarečių, alaus. Vos karolės neišėjo. Gerai, eik, tik galų, pirk skarbonkėse, nepatinka man buteliuose. Nu gerai. Zebi, Ką? būk atsargus. Ramekas. Ramekas. Tufta. Čia tas pats autobusiukas? Atrodo. Taip, tas pats. 100%. Tikrai čia jų autobusiukas. Dėmesio visiems, būkit pasirengę, čia stovi jų automobilis. Įtariamieji gali būti netoliese. Mariau, būk atsargus, tave gali stebėti. Brigita lieka čia saugoti šeimos. Bet... Jokių bet. Čia įsakymas. Ties greitai. Ramiai.
Pasirūpink moterim. Ponia, jūs sveika? Ginklą ant žemės. Ginklą ant žemės. Tai šauk, ko bijai? Ginklą ant žemės. Šūčius. Bult! Kaip Arvydas? Nieko baisaus ligoninėje. Tai gerai. O tau nieko neatsitiko? Manęs velnias neims. Policijos dėka atgavome brangenybės, taip pat ir vėrinį, kurį norėčiau įteikti fondo Padėkite jiems direktoriai, poniai Gražinai Rolickienei. Dingsta, aš čia man trūksta oro. Lauk, taigi gal mus dar paminėti. Labas vakaras. Noriu padėkoti firmai George Bino bei policijai, kurie surado pavogtus papuošalus ir sulaikė to baisaus nusikaltimo vykdytojus. Labai ačiū. Dėkoju savo ir savo auklėtinių vardu. Einam į pavalgį. Gerai sakai, vykdytojame. Ne, tai palauk, čiagi pilna bus. Kur jūs? Paskambink tau.